Sveiki, čia Kotaro ir būtent nuo praėjusių metų pabaigos aš pradėjau gido darbą, gidavimą ir vedu ekskursijas po Japonijos miestus, kaip po Kyoto, po Osaką, po Tokiją ir net po Japonijos provincijas, kaimus ir taip toliau. Ir tada galite daugiau sužinoti apie Japoniją, apie vietas, kurias tik vietiniai japonai žino. Ir apie kainą. Pagrindiniai tai kainuoja 100 eurų vienam žmogui per dieną. Bet jeigu būsite daugiau nei 3 žmonių grupėje, tada tai kainuos 250 eurų per dieną. Na tada, jeigu norite gido Japonijoje, tada man parašykite asmeniškai žinutės per Instagramą, Facebooką arba net elektroninį paštą. Galite rasti video aprašyme ir aš laukiu jūsų žinutės. Ir per mano gidavimą galite daug daugiau galite sužinoti, pamatyti Japoniją. Ačiū. Sveiki, kaip gyvenate, čia Kotaro ir dabar esu Takatsuki mieste Osakos prefektūroje. Ir būtent Takatsuki miestas tai mano gimtasis miestas ir aš daugumą laiko gyvenime čia gyvenu. Ir dabar esu miesto parke pavadinimu Takatsuki pilies parkas. Ir būtent čia kažkada buvo pilis. Nesakoma, kad šiame parke kažkada buvo tik pilies dalis, bet prie parko būtent yra aukštesnė mokykla ir sakoma, kad kažkada šitos mokyklos teritorijoje buvo pilies pagrindinis pastatas. Čia kažkada buvo pilies pagrindinis pastatas. Ši aukštesnė mokykla buvo įkurta čia 2003 metais, todėl tai visai neseniai. Ir už mane yra statula ir šitas žmogus vadinasi Takayama Ukon. Ir jis kažkada buvo šitos Takatsuki pilies valdytojas. Ir Takayama Ukon tapo šitos pilies valdytojas 1573 metais. Jis buvo pilies valdytoju, bet apie jį labiausiai žinoma, kad jis buvo krikščionių. Viduramžiais krikščionybė Japonijoje visai nebuvo įprasta, bet nuo 16 amžiaus vidurio į Japoniją irgi krikščionybė atėjo nuo to laiko būtent krikščionybės misionieriai atvykdavo į Japoniją ir po truputį krikščionybė tuo metu išplito Japonijoje. Ir šitas buvęs pilies valdytojas Takayama Ukonas buvo pakrikštytas, kai jam buvo 12 metų. Ir jis buvo pakrikštytas 1564 metais ir gavo krikšto vardą Just. Tai lietuviškai gali būti galbūt Justas. Ir sakoma, kad jo tėtis irgi buvo krikščionių ir turbūt dėl to jis irgi tapo krikščionių. Ir sakoma, kad kai Takayama Ukonas tapo pilies valdytoju, jis pastatė 20 krikščionybės bažnyčių. Ir dar sakoma, kad kai jis buvo Takatsuki pilies valdytoju, daugiau negu 70% gyventojų šiame mieste tapo irgi krikščionimis. Čia yra meno teatras. Ir sakoma, kad čia irgi buvo pilies dalis ir čia buvo pastatas, kuriame valdytojas gyveno. Kažkada taip atrodė. Dabar esu čia ir čia buvo toks pastatas, kuriame valdytojas gyveno. Taip atrodo pilies parkas. Ir čia yra senas pastatas ir sakoma, kad buvo pastatytas Edo laikotarpio viduryje. Edo laikotarpis tęsiasi nuo 17 amžiaus pradžios iki 19 amžiaus vidurio, arba beveik pabaigos.
Na tai labai senas pastatas. Ir būtent šitą kiekvieną akmuo išreiškia Takatskio miesto seserinį miestą. Ir būtent vienas iš jų yra Manilos miestas Filipinuose, Manila. Ir Manila yra Takatskio miesto seserinis miestas, tai dėl to, kad šitas buvęs Takatskio pilies valdytojas Takayama Ukonas mirė Maniloje. O Japonijoje krikščionybė oficialiai buvo uždrausta 1613 metais ir dėl to šitas valdytojas Takayama Ukonas buvo ištremtas į Manilą ir jis pabaigė savo gyvenimą Maniloje. Na, dėl to yra ryšiai tarp Manilos ir Takatskio miesto. O dabar tai kodėl krikščionybė buvo uždrausta Japonijoje? Tai dėl to, kad, kaip žinote, krikščionybėje žmonės gali tikėti tik vienu Dievu, tai Jėzus Kristus. Ir tuo metu vidurio amžiais vis daugiau žmonių pradėjo tikėti krikščionybę ir valdytojas būtent bijojo, ar žmonės bus, jeigu žmonės tiki krikščionybę, tai ar žmonės toliau tikės valdytoju, ar bus lojalūs valdytojui. Šito būtent bijojo, todėl uždraudė krikščionybę Japonijoje. Ir čia yra budizmo šventykla, kuri yra prie Takatski pilies parko ir sakoma, kad čia pagarbinamas Dievas, kuris saugo žmonės nuo maro. O būtent sakoma, kad kai Takayama Ukonas tapo Takatski pilies valdytoju, jis sugriuvo šią šventyklą. Bet ne tik šią šventyklą, bet apskritai jis sugriuvo daug šventyklų, budizmo šventyklų šiame mieste. Tai dėl to, kad jis yra krikščionių. Jis vietoj budizmo šventyklų pastatė mieste daug krikščionių bažnyčių ir sakoma, kad jis čia štai vietoj pastatė pirmąją krikščionių bažnyčią. O būtent čia yra vieta, kur pirmoji krikščionių bažnyčia buvo pastatyta 1574 metais ir sakoma, kad po to čia buvo rasti krikščionių kapai irgi. Ir būtent čia yra katalikų bažnyčia, kuri buvo pastatyta 1962 metais. Ir čia yra Takayama Ukonas su kryžiumi. Būtent aš pats nežinau dabar, kiek žmonių tiki krikščionybę mano mieste, bet kažkada buvo net 70% gyventojų tikėjo krikščionybę. Turbūt dar nemažai yra, nes, matote, yra labai didelė katalikų bažnyčia čia. Ir čia irgi yra Takayama Ukono statula. Būtent aš prisimenu, kad kai aš dar ėjau į aukštesnę mokyklą Takatski mieste, mano klasėje buvo viena mergina, kuri buvo krikščionė. Aš manau, kad ji irgi katalikė buvo. Ir kiek žinau, po to ji persikėlė į Prancūziją ir, aš nežinau, dar toliau gyvena, bet
Prancūzija irgi, kaip žinote, katalikybės šalis. Nežinau, dėl to jis persikėlė į Prancūziją, bet jo, jis tam persikėlė. Šiandien tai viskas apie mano miestą, apie buvusį Takatsky pilies valdytoją, kuris buvo krikščionių. Jis buvo pakrikštytas, kai jam buvo 12 metų ir po to tapo Takatsky pilies valdytoju ir dirbo po Japonijos valdytojais. Bet šitie Japonijos valdytojai uždraudė krikščionybę ir galų gale jis buvo ištremtas į Manilą ir baigė savo gyvenimą Maniloje. O būtent aš kalbėjau, kad krikščionybės misionieriai atvykdavo į Japoniją 16 amžiaus viduryje. Būtent šitie misionieriai atvyko iš Portugalijos. Ir Portugalija tai katalikybės šalimis ir dėl to tuo metu žmonės, japonai, pradėjo tikėti katalikybę. Vis daugiau žmonių būtent pradėjo tikėti. Ir tuo metu vis daugiau žmonių pradėjo tikėti krikščionybę ir krikščionių skaičius viduramžiais augo. Bet tada tuometiniai Japonijos valdytojai bijojo, ar šitie žmonės dar toliau bus lojalūs valdytojams. Todėl galų gale uždraudė. Bet krikščioniai slapta laikėsi dar savo tikėjimo ir slapta gyveno kaip kalnuose arba apskritai kalnuose. Būtent aplink Takatsky miestą yra tokios vietovės, būtent, kuriuose žmonės slapta veikia savo tikėjimo. Kažkada turbūt aš jums parodysiu. Šiandien aš čia baigiu video. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!